Sveiki visi, su jumis aš Aidis ir šiandieną mes pažaisime modpeką. Taip, modpeką, Attack of the B-Team. Tai taip, sugalvojau šitą modpeką pažaisti ir jo. Galime įsilūtinti šitą chestą ir kas čia yra, kažkokia a lots of shit. Jo. Iš tikrųjų gali kažkiek laginti modpekas, nes FPS tikrai nėra per daugiausia. Jo. Palaukit, reikia pažiūrėti. Jo, FPS nėra labai jau daug, 30 FPS. Tai jo, nusikertam šitą medį. O, žiūrėkit, dar pranyksta jis netgi. Ok. Tiesiog kertam medį, kaip normaliam kiekvienam Minecraft'e. Ir jo. Taigi, dabar taip, kur mes eisime ir ką mes veiksim, tai aš dabar iš tikrųjų net nežinau. Tai pasidarom crafting table. Jei lagins, tai žiauriai atsiprašau, žiauriai aš atsiprašau, nes, jei lagins, į ką kitą epizodą žinosiu, kad reik biškį su nustatymais padirbėti, jo. Gerai, štai pasidarome viską, gerai, pasiemam savo crafting table. Taip, dabar mums reikia, iš tikrųjų galime šitą ir sugriauti, nes vis tiek prireiks nuo torčių, viskas labai puiku. Ir kas čia yra? Ką čia su juo galima daryti? Oh my god. Čia dažų teptukas, mėlyni dažai. Gerai. Ups, pasvertim gyvūnų. Ups. Biški lagas, lakspaikai. Kai atsiverčiam gal geriau žmogų ir galime iššokti iš tikrųjų čia. Kripiai, urvai. Gerai. Išsikertam. What's redstone'as tokiam gylį? What's? Biškai knygučių mes turime, kaip matau. Jo, redstone'as tokiam gylį kažkaip keistai. Ir kur mūsų crafting table dinga, tai aš net neįsivaizduoju. Jo. Dabar taip, mums reikia iš tikrųjų pasidaryti stone pickaxe. Gerai, iš tikrųjų reikia biškai daugiau prisimaininti, nes mums reikės pasidaryti stone įrankius. Mediniai yra lievi iš tikrųjų, tai tik pradiniai įrankiai. Taip, dabar susikraftinam svordą. Ir jo, galime eiti iš tikrųjų. Iš tikrųjų, modpekas yra įdomus, 1.6.4 versijos, tik tas yra blogai. Aš iš tikrųjų žadėjau filmuoti Crazy Craft, bet tiesiog yra problemų, kad jo nepaleidžia, turbūt kompas neišvelka. Ir ką tik buvo lakspaikas. Tiesiog kompas nėra galingas ir tai vos Attack of the B-Team traukia, tai jo, FPS ne per daugiausiai, bet tiesiog reikės padirbėti su nustatymais viskas. Gerai, žiūrime, ką čia turime. Opa, ironas, jau ironas, žušvys. Čia yra spawneris, raganų spawneris. Jo, manau, šitas video dabar bus sukarpytas, nes tiesiog iškirpsiu tokias neįdomias vietas ir vėl mes turime verstis atgal žmogumi. Mums nepatinka būti kitokiais gyvūnais. Gerai, kad man čia vilktų šiam FPS. Dabar ir šiam FPS, bet okei. Blemačius, ko aš čia daugiau. Opa. Žinau, ką mes dabar galėsim daryti. Mes negausime full damage. Nes mes galime tiesiog dabar, tiesiog leistis į apačią, kaip vištos daro. Jo. Gerai. Ko čia buvo? Vuts. Sulindau nepričiom. Jo. Gerai, čia tiesiog bugai yra. Ir mums reikės iš tikrųjų kitam epizodui susirasti gyvenvietę. Nes belen kur gyventi tai nenorim. Kas čia yra? Čia aš net neįsivaizduoju, gal kažkokia klampi masė, bet mes tikrai nebandysime lysti tenais. Jo. Kas čia dabar? Keivai. Pala, reikia pažiūrėti, kas čia gero. Mums šito iš tikrųjų nereikės. Gerai, visas keivas aliuminis kažkoks. Ok, aliuminio morė ten buvo. O, bambukai. Nice. Ir galim iš tikrųjų pasimti, gal kažkur prireiks, gal kažkokiam projektui prireiks. Ja, dabar iš tikrųjų norėčiau visai šitą modpeką pažaisti.
Ką šiandien daužiau? Paėmė ananasą. Opa. Pabandom suvalgyti. What the fuck? Kuris dingo? Ne, nesvarbu. Jo, bananų. Jis mum išmes bananų. Jo, išmeta, aš dabar jau prisimenu. Tiesiog reikia padaužyti ir va, vienas bananas iškritęs. Nu, dar kriskit antras. Ir taip gali būti mūsų maisto šaltinis iš tikrųjų, bet iš tikrųjų maisto iš jų nedaug gauni, tai nelabai, man atrodo, apsimoka. Apsimoka susirasti krūmą, tų visokių uogų krūmą ir ten nurinkinėti derlių. Jo, avis galėsime iš vilnos pasidaryti lovą. Jo, lovą. Galėsime lovytę. Okei. Dar. Kiek čia tų avių? Jo, mums iš tikrųjų prireiks jų, nes man atrodo, čia gauname dar mėsos. Jo, gauname mėsos, Food Plus yra čia. Ai, nu aš visą laiką daužiau su Wooden Swordu, kai turėjau Stone. Kietai. Aš dabar iš tikrųjų net nežinau, kur mes, tiksliau, aš bėgu. Kažkur tiesiog bėgu, praleiskim šitas avis, tegu gyvena. O tu negyvensi, nes man reikia tavo heto. Ar mes gavom? Ne. Kaip jį reikia užsidėti? What the fuck? Ne, aš... Palauk, man atrodo... Ai, čia recipe modas, ne? Jo, čia recipe modas. Žiūrėkit, kai man patinka, kad nuo medžio atrodo krenta lapai. Tai dabar nelabai matosi. Va, čia lapas va nukritęs buvo. Žodžiu, krenta lapai nuo medžių čia. Yra visokių modų ten, kur tipo tornadai užpuola, ten dar visokių daug čia modų, jėtus 100 modų. Ant Crazy Craft modpeko yra šią modų ir tai mane išvelka. Gerai, išdaužiam. Kodėl aš nesuprantu, vanduo nebėga? Aš nesuprantu, vanduo nebėga, kai išdauži. O, pumpkinai. Kas čia? Čia šaudys? O, tu! Bėgam. Gal nesiartinam. Šaudo. Aš galvoju, kad jau nudvėsiu. Oh my god. Gerai, sužinojom, prie tų nereikia artintis. Po 2,5 gyvybės jama. Ką čia norėti? Jo, fu. Aš jau galvoju, mumis iš vis sušaudys. Jau norėjau iš tikrųjų aš nukilinti, bet kažkaip tais dingo tas noras kilinimu. Gerai, mums reikia dabar kiaulyčių. Opa. Viena mėsytė. Iš tikrųjų, dabar pirmas epizodas žiauriai bus nuobodus, nes pirmie epizodai visą laiką Minecraft'e būna nuobodus, kai tik atsispauni ir pradedi rinktis visas gerybės. Jo, manau, aš už kadro geriau eisiu mainintis, negu kažką kitą veiksiu, nes tiesiog aš neturėsiu ką veikti ant kadro ir jo. Gerai, dabar bėgam nuo šitų snow blaze'ų, ar kas jie tokie yra. Neraškaus biom. Ai, Icy Hills kažkoks. Tipo ledynų kažkokie kalnai, kažkas tokia. Ok, čia kažkokia atsiskyrėlė sala. Gerai. Tas yra blogiausia, kad čia nėra Optifine'o. Tas yra žiauriai blogai. Optifine'as mums žiauriai padėtų. Ant tiek FPS man čia neštų, kad ką žinau. Ant daugiau FPS nei dabar, kad yra. Dabar iš tikrųjų yra šiam, bet tai kažkur kitur pažiūrėsiu, upiam, dar kitur ten 3 nukrenta. O kaip dabar buvo ką tik. Ok, dar vienas hetas bus unlockintas. Kažkoks. O, jau naktis? Jūs rylė? Tipo, jau naktis? Opa. Jeigu mes mirsim. Jau galvoju, numirsiu. Aš jau taip galvoju. Kinkos, ką pradėjo drebėti. Jau galvoju, čia jau nudvėsiu bus.
pabaiga. Oh my god. Tai skeletonai kažkokie psichai čia stiprus žiauriai. Jetus. Dingo komentavimas iš karto, kai tik pamačiau skeletonus. Jo, aš jų nebenoriu regėti. Oh my god. Aš jau kartu padvėsiu, aš jau čia. Gal geriau išmiegame, sakyčiau, nes biški čia bus mum blogai. Jo. Dabar jau naktis. Ne naktis, diena. Gerai, mes galime iš tikrųjų pasimti savo lūtą. Ok. Gerai, mes galime iš čia judėti, pasiėmę šitos daiktus, atidarom. Ir kaip mums greit gyvės restaurinasi? Gerai. Labai jau greit atsiregeneravo gyvybės. Jo, maisto, kaip matau, čia visur pilna. Ir mums iš tikrųjų reiks paskui susirasti, gal kitam epizode šikšnosparnį arba gal už kadro susirasiu jį nukelintus ir galėsim skraidyti ir bus žiauriai fainiai. Jo, tai dabar mes galime lipti į kalną ir čia kažkiek per miškas, dar vienas kažkoks keistenybė miškas, bamboo forest, bambukų miškas. Jo, manau, čia ir baigsime epizodą. Tai su jumis buvo aš, Aidis, nepamirštam laikinti, subscribinti, komentuoti, dalinti šią vaizdo įrašą su savo draugais ir ne tik. Su jumis buvo aš, Aidis ir iki kito karto. Ate.